visų paklausti, kas jums žodis vandentvarka. Nu, taip, pagauna jūs kur nors gatvėje ir liepia pasakyti. Pasakyk, ką tu galvoji apie šitą žodį vandentvarka. Porą žodžių kiekvienas. Iš principo kanalizacija paskutinė kaip ir bėgtas. Tvarkoji, kanalizacija, kas kitam asociuojasi? Vandens pateikimas į namus, va. Kažką, kaip atsirado, na, valymas, va. Puiku. Man tai siejasi su iš čiaupo bėgančiu vandeniu, vandentvarka. O aš galvojau, kad čia apie varles ir Kuršių neriją. Tai tvarkoj, jeigu jums vandentvarka siejasi su kažkokia tai inžineriniais dalykais, tai tvarkoj, reiškia, čia nais pataikėte. Nes kartais studentai įstoja, sako, nu mes galvojom, kad čia vis dėlto bus apie varlių saugojimą upėse. Tai apie šitą mes tikrai nieko nemokom ir aš nieko nežinau, kaip apsaugoti varles nuo išnirimo arba atvirkščiai. Kad nesakytumėt, kad čia aš sukūriau, tai nurašiau nuo kažkokio tai tinklalapio, kuriame buvo užduodamas klausimas panašus, kaip aš dabar klausiu, koks daiktas yra geriausias, arba kokį daiktą labiausiai žmonės galvoja, kad reikia jiems. Aišku, kiekvienas galite dabar rėkti, kad internetas arba išmanusis telefonas, bet taip pagalvojus, nu jeigu jums atims tą išmanųjį telefoną, tai ką, numirsite? Nu ne. Internetą atims, irgi nenumirsite. Biškai pagraužite nagus ir geriau mokytis pradėsite, mažu laiko sėdėsite. Tai kas iš tų daiktų, kurie jau tokie privalomi turėtų būti ir kaip nebūtų keista, kaip matome, paskutinėje vietoje yra, arba pirmoje vietoje, žiūrint kaip skaičiuoti, yra tai, ką aš šiandien reklamuoju, arba apie ką aš šneku. Tai iš tikrųjų, jeigu įsivaizduotumėm, nežinau, kiek kas jau turi kaime senelių, kuriuos važiuojate vasarą, tai turbūt nėra taip malonu išeiti, nu vasarą gal ir nieko, išeiti į lauką, į tualetą lauko, bet vidury žiemos bėgti iš trobos naktį į tą laukę nėra tas pats maloniausias dalykas, kurį galime būtų įsivaizduoti, šnekant apie vasarą, apie tualetą ir apie kitus dalykus. Tai iš tikrųjų nesakau, kad futbolas yra blogai arba kad kas čia yra, automobilis yra blogai, tai viskas yra gerai. Tiesiog tam tikras prioritetas arba tie daiktai, kurie iš tikrųjų reikalingi, o kai kurie yra tik tais menamai reikalingi, tokie kaip kai kurios šiuolaikinės technologijos. Tai manau, kad jūs galite, aišku, savo susidaryti irgi tam tikrą prioritetų sąrašą, kuris yra geriausias, kuris yra blogiausias daiktas, bet nemanau, kad tam sąraše vanduo turėtų būti žemiau negu 10 vietoje, nes iš tikrųjų be jo kaip be rankų. Čia kai kurie faktai žinomi, kai kurie nežinomi, tai tas vanduo jisai tuo ypatingas turbūt, kad viena iš tokių materijų Žemėje, kuri ir geriausiai žinoma, ir blogiausiai žinoma. Kodėl jisai, pavyzdžiui, čia skaičiau neseniai internete, kad taip ir neįsiaiškina, kodėl jisai vis dėlto plečiasi, kai užšąla. Daug yra hipotezių, nieko tikrųjų dar nėra. Kitas faktas, kuris yra visiškai irgi stulbinantis, tai žmonės skrenda ir į Mėnulį, ir į Marsą planuoja nuskristi, bet nežino paprasto fakto. Niekas mokslininkai negali pasakyti, kas atsitinka vandens stiklinėje, į kurį įpilame karštą vandenį iš arbatinuko. Po minutės viskas aišku, viskas aprašoma formulėmis. Pirmąją minutę, kas ten vyksta, kaip ten kas garuoja, burbuliuoja, niekas nežino. Tai prielaidos, bet daugiau nieko. Taip kad atrodytų, kad kas čia tėra tokius dalykus sužinoti, kodėl čia plečiasi, kodėl čia kas, tai taip atrodo, iš tikrųjų problema yra tokia. Aišku, galima būtų ir kitaip pasakyti, universitete arba Vilniaus Gedimino technikos universitete mes tikrai nebemokysim, kas yra atomas ir kur ten tas atomas krenda, į kurią orbitą jisai perlėkia, nes tie dalykai kaip ir nelabai yra inžineriniai, daugiau yra. Šiuo atveju mūsų tikslas yra išmokyti inžinierius. Tai jeigu inžinerija visiškai nepatinka, geriau kažkas tai tokio, kaip laipioti po medžius ir šaudyti balandžius, tai čia tada netinka. Jeigu mes norime tam tikros inžinerijos, tai tada tvarkoj, čia ta vieta, kur reikėtų ateiti. Šiek tiek dar ekskursas į istoriją. Čia vėlgi prie tos pačios, kas yra pirmoji vieta ir kam yra skirta pirmoji vieta ir kam yra paskutinė vieta skirta pagal naudingumą. Visi ir aš taip pat, kai buvau jaunas, kuo toliau, tuo mažiau, bet kai visi, kai buvom jauni, idealizuodavom viduramžius. O, viduramžiai tai jėga čia,
merginos su pūstais sijonais, vaikiniais su špagomis, bėgioja, joja arkliais ir kaip gražu viskas ir malonu. Bet jeigu pažiūrėjus į realybę, kaip žmonės tuo metu gyveno, tai taip malonu neatrodytų. Net ir Vilniuje, lygiai taip pat ir bet kuriam kitam pasaulio mieste, viduramžių miestas atrodė maždaug taip. Rytas, atsidaro langas, bet kurio didžiosios gatvės arba pilies gatvės kieme, vyras arba moteris iškiša savo ranką su naktiniu paduku, sušunka 3 kartus atsargiai ir išpila. Ir nesvarbu, kas tenais eina papačia. Taip sakant, tualetogi nebuvo. Tai, o žmonės atlikdavo savo reikalus. Tai mero potvarkis reikėdavo labai smarkiai vykdyti, 3 kartus sušaukti garsiai. Nu, kas ten šūkaus labai garsiai? Ištrauki ir išpili. Tai aš tai beveik įsitikinęs 100%, kad jeigu mus dabar nukeltų su laiko mašina į viduramžius, tai mes ten daug dievė išgyventume kokį savaitę laiko. Nuo tos antisanitarijos, kuri žinome, kad išmirdavo po tūkstančiais nuo visokių maliarijų, dezinterijų ir kitų lygų, tai, matau, mes nesame tiek pasiruošę, maždaug atrodytume kaip tie džiunglių gyventojai, kurie sako, kad vat, jeigu dabar ateis baltieji į džiunglės, tai tie indėnai išmirs dėl slogos, pavyzdžiui, nes slogo nebuvo sirgę. Taip lygiai tas pats ir mes, jeigu mes dabar nusikeltume į viduramžius į Vilnių prieš 500 metų, vargu ar ilgai išgyventume, nes tiesiog neturėtume tokio imuniteto. Kitas irgi toks ganėtinai keistas faktas, bet realybė. Sako, visi didieji kunigaikščiai ir karaliai negyvendavo vienom dvare, jie visą laiką judėdavo iš vieno dvaro į kitą dvarą, kai kurie sakydavo, kad kol neturi 99 dvarų, tai negausi kunigaikščio titulo. Čia dėl ko? Dėl to, kad labai daug pinigų turėjau ir neturėjau kur dėti. Vienas galbūt ir taip. Kitas dalykas, tai toks labai žemiškas, vėl susijęs su vandentiekiu ir nuotakynu. Tai vėlgi, tualeto nebuvo, lauko tualetas nelabai gerai. Tai ką nuspręsdavo, atvažiuoja, reiškia, visa svita kunigaikščių į dvarą ir sako, va šitas kambarys bus tualetas. Reiškia, pradedam nuo to kampo ir kol priartėjam iki šito kampo, praeina maždaug mėnesis 2, ir keliaujame į sekantį dvarą. Sekančiam dvare vėl taip pat, šitas kambarys ir nuo to kampo pradedam, kol priartėjam į sekantį dvarą. Kol apžiūrėjom ratu per metus pusantrų, ten vėl viskas įsivedino, vėl viskas yra labai gerai, fain. Ir vėl ta pati istorija. Tai toks irgi ganėtinai keistas, bet tokia realybė. Dar vienas iš istorijos. Akvedukai. Tai akvedukai natūralu, mes esame įsigirdėję, kad ten akvedukai kažkur buvo. Jie dar iki šiol kaip nekeista stovi, galima nuvažiuoti ir į Ispaniją, į Italiją, tie akvedukai dar bent jau liekanas jų stovi. Tačiau visą laiką reikia pakelti skrybėlę prieš save geriausiai, nes kitigi nepagiria. Tai aš galiu sakyti drąsiai, kad Lietuvoje taip pat yra akvedukas. Klausimas, ar kas nors matė jį iš jūsų? Kaip? Aš garantuoju 99,9%, kad visi esate matę. Ir šitą nuotrauką irgi esate, šitoj vietoje esate buvę, tik tais dabar, kadangi biškių laikas prabėgo nuo 30 metų. Greitkelis dabar šitą vietą. Jo, tai va čia yra dabar greitkelis. Va čia, va šitoje vietoje mes važiuojam į Vilnius Kaunas, čia yra Grigiškės, dabar vietoj šitų arkų yra dabar stovi garažai ir šičia yra akvedukas, kai tarpukarį nuo Vilnelės upės vanduo šituo gelžbetoniniu latakų bėgo iki to paties popieriaus fabriko, suko turbiną, naudojo vandenį visiems buitiniams ir gamybiniams reikalams ir tai vadinasi akvedukas, nes tai matome, kad aišku, aukštis netoks įspūdingas ir tokių kanjonų nėra kaip čionais, bet mes neturime tų kalnų, tai ką daryti? Tai reiškia, mūsų akvedukas nėra toks įspūdingas, bet jisai yra, egzistuoja, jeigu prie sustojus arklius sustabdžius ir priejus prie akveduko būtų parašyta architektūrinis paminklas, inžinerinis paminklas, saugomas valstybės. Net ir akveduką turim, pasirodo, matot, kaip gerai. Tai kad kokią čia mes tą paskutinę galbūt skaidrę iš istorijos, kokią mes čia tą istoriją vandentvarkos jau šių laikų, tokią kaip mes ją įsivaizduojame. Tai aišku, kad Vilniaus miesto vandentiekis jau turi nuo 1501 metų. Reiškia, buvo kunigaikščio Žygimanto įsakymas, kad tokie ir tokie žmonės, tokie ir tokie vienuoliai yra įpareigoti tiekti į vandenį į miestą. Tai aišku, tų sistemų jau nelabai išlikę yra, o tos sistemos, kurios yra išlikusios, jos turi irgi lygiai 100 metų senumą, nes dabartinėme rekonstruotame Sereikiškių parke arba Bernardinų sode yra veikianti iki šiol vandenvietė,
iš kurios tiekia vandenį senamiesčio gyventojams. Tai ta vandenvietė jinai veikianti ir jeigu vaikščiotumėte po sodą ir grožėtumėtės ne tik tais gėlėmis ir sūpynėmis ir fontanais, taip pat pamatytumėt šulinių dangčius, kurie irgi būtų tiesiog paslėpti gręžiniai tose vietose. Nu, o visa kita jau paskui, aišku, daug buvo visko pristatyta. Bet 100 metų jau vanduo teka. Tai dabar toks paveiksliukas, kuriame galime sakyti, kas yra vandentvarka, tai yra 4 banginiai, ant kurių ta vandentvarka stovi. Tai pirmasis banginis tai yra statyba arba tai, ką reikia pastatyti. Tam, kad vanduo bėgtų, tam, kad vanduo būtų išvalomas, tam, kad nuotekos būtų išvalomos, reikia, kad būtų pastatyta kažkas. Tam, kad pastatyta, dar prieš tai reikia suprojektuoti. Tai reiškia, vienas iš tų, kuriuos ruošia mūsų specialybė arba universitetas, vandentvarkos katedra, tai reiškia ruošia statybininkus. Tai reiškia tie, kurie tą reikalą pastato, suprojektuoja ir pastato. Antras banginis, tam, kad pastatyti kažką, tai reikia nusipirkti iš kažkur. Tai tam, kad nusipirkti, reikia turėti prekybininko, kuris parduotų jums arba vamzdį, arba siurblį, arba orapūtį, arba bet kokį kitą daiktą, tai yra antras banginis. Trečias banginis, reikia pagaminti kažką tai prieš parduodant. Tai trečias banginis. Ir ketvirtas banginis, viską pastačius, suprojektavus, pastačius, pagaminus, reikia prižiūrėti ir eksploatuoti. Tai tokia girdėta įmonė kaip Vilniaus vandenis arba Balbieriškio vandenis kažką tai tik tais eksploatuoja. Tai reiškia, tai yra tik tais 1/4 visos rinkos dalis, kurioje jūs galite dirbti. Tai reiškia pagaminti, pastatyti, suprojektuoti, parduoti ir eksploatuoti. Tai jau gaunasi iš viso 5 banginiai, ant kurių stovi vandentvarka. Kiekvieną iš tų pabaigus galime dirbti. Tai klausimas yra tik tais, kokie jūsų yra sugebėjimai, gebėjimai ir panašus dalykai. Nes natūralu, kad kiekvienas iš jūsų yra šiek tiek skirtingas. Vienam daugiau patinka bendrauti su žmonėm, kitam patinka tyliai dirbti vienam kabinete, tai yra projektuoti, kitam patinka knibinėti su technika, eksploatuoti, kitam patinka dar kiti interesai, taip kad tas žodis vandentvarka iš tikrųjų atrodo, kad čia tik tais iš krano vanduo bėga, bet tam, kad iš krano vanduo atbėgtų, reikia daug įvairiausių dalykų, kurie yra taip pat susiję su vandentvarka. Tai pirmas, jau jeigu taip žiūrėti iš to taško, kurį visi mato, tai yra susijęs su geriamuoju vandeniu, su nuotekomis, tai yra išvalyti reikia nuotekas ir jas išleisti į telkinius. Ir trečias, tai yra lietaus vanduo, kuris galbūt dažniausiai susilaukia kritikos, kai visi nepatenkinti būna, kad po lietaus reikia bėgti, nusimti koją, batus ir eiti namo su be batų. Arba važiuoja mašina ir paskęsta vandenyje. Nu ką darys, tokia realybė. Tai čia jūsų rankų labai laukia, nes šitas sritis yra visiškai užleista kol kas ir su jie nieks nieko nedaro. Tai kiek jūs to vandens suvartojate, žinote gal? Ar nežinote? Nu, pavyzdžiui, ar susimąstėte, kiek vandens išnaudojate, nueidami į dušą ir nusiprausdami duše? Daug, tai tas pats kaip nieko. Nes vienam daug 100, kitam 1 litras. Kiek to vandens reikėtų į dušą nueiti ir išsimaudyti duše? Kokie 10 kibirų. 10 kibirų, daug labai. Čia nebent tokiu atveju, jeigu stovėsite po dušu ir skusysite barzdą, nagus nusikarpys, o vanduo vis bėga, tai tada visai galima ir 100 litrų. Jo, vienas kibiras 10 litrų, 10 kibirų 100 litrų, daug. Va, kaip Dievo ją, teisingai. Maždaug apie tiek normaliai galime padaryti savo higieninę procedūrą. Ir atitinkamai visos kitos procedūros, kiek, pavyzdžiui, sunaudoja skalbimo mašiną. Tai vėl čia kas reklamuoja, sako, oi, pirkite skalbimo mašiną, nustaupysite daug vandens. Galiu pripažinti, kad tikrai taip, aš ir kai buvau jaunas jūsų vietoje, tai nebuvo skalbimo mašinų. Tai motina visą laiką liepdavo prisipilti pilną vonę vandens ir išskalauti skalbinius. Tai tos skalbinius ten skalauji, vėl išleidi vonę, vėl pripili, vėl skalauji, tampai tos baltus paklodės primi atgal. Tai dabar su skalbimo mašina tą daro. Tai kiek viena skalbimo mašina išnaudoja vandens? Vienas skalbimas standartinė, aišku. Skalbimo mašinos 3 kg, 5 kg, bet tai tokia standartinė kokia nors, standartinis plovimas, standartinė mašina. Apie. 14-17? 10. Oi, tai juokauju,
patenki, kaip išplauti 5 kg su 5 litrais. Tai čia dar nedajome iki tiek. Čia būtų nanotechnologijos jau tada. 25 litrai. Mažoka irgi. 50. Vienas teisingas skaičių, vienas skaičių, 50 visais gyvenimo atvejais. Tai nuo 50 iki 70 maždaug vidutiniškai tiek reikia išplauti vandens suskalbimo mašiną, o jeigu plauti to patį, sakykime, sudėtingesnį kiekį, ypatingai tų patalinių, tai reikėtų vienos vonios, 2 vonių, tai o viena vonia yra 200 litrų. Tai reiškia, automatiškai gaunasi 300–400 vandens vietoje 70–80. Tai akivaizdi ekonomija, tai reiškia, tam tikri technikos stebuklai, jie tikrai padeda. Tai apie tai mes kalbėsime, mokysimės arba mokytumėmės, jeigu čia būtume. Toliau kitas, čia dabar reklama. Reklama, kuri yra iš tikrųjų reali ir nemeluojanti, o reklama visą laiką dažnai meluoja. Tai čia nereikia to abejoti, bet mes Lietuvoje esame vienintelė pasaulio valstybė. Laiką juokauju, kad Lietuva pirmauja pagal 2 punktus pasaulyje. Krepšinį jau nebepirmauja dėja, tai pirmauja pagal savižudžių skaičių ir pagal tai, iš kur imame geriamąjį vandenį. Tai tikiuosi, pagal savižudžių skaičių tai nugrįsime greitai tolyn, kad nebūtų gėda prieš visus kitus. O su geriamuoju vandeniu, iš kur imame geriamąjį vandenį, tikiuosi nenukrisim niekada. Tai reiškia, mes esame vienintelė pasaulio valstybė, kuri gerime tik tais iš požemio vandenį. Ne iš upės, ne iš ežero, o iš gilaus požemio. Tai čia yra ne reklama, o tikrai realybė. Antroji pasaulio valstybė Danija 98% iš požemio. Trečia tik Vokietija. Tik 70%. Ir visos kitos reiškia žemiau. Kitaip tariant, nuvažiavę į Varšavą, pusė geriamojo vandens bus iš Vyslos, nuvažiavę į Rygą, pusė vandens bus iš Dauguvos upės ir panašiai. Reiškia, tokia istorija buvo, kad jie taip pradėjo daryti ir taip daro, bet vėlgi toks ganėtinai keistas faktas, Minskas ir Neris, minskiečiai geria iš Neries upės, nors Neris neteka prie Minską. Tai yra specialiai pastatyta užtvanka ant Neries upės, tokia kaip Kauno marios, ir iš ten vien dėl to pastatė užtvanką, kad būtų didelis tvenkinys, iš kurio būtų galima imti vandenį ir tiekti Minsko gyventojams. Tai nuo Minsko iki Neries upės yra 80 km, 80 km 2 vamzdžiai po 1,50 m transportuoja Minsko gyventojai. Sunku suvokti, kad tokie dalykai būtų daromi visiškai netoli mūsų, bet tokia realybė. Tai turbūt nėra abejonių, kad požeminis vanduo yra daug geresnis negu paviršinis vanduo, kur mes galime įsimaudyti, kur teka neaišku kas, prie Neries upės pažiūrėkime, kaip jinai atrodo. Ne kaip. Tai tokį vandenį gerti nesinori, tai mes ir tuo ir didžiuojamės, kad esame vieninteliai. Natūralu, kad yra šulinių. Aš nesiginčiu, kad yra šulinių. Tai visam pasaulyje yra šulinių ir Lietuvoje taip pat, ir ten vandens kokybė yra bloga. Bet tam ir yra daromos tos investicijos, daromi projektai, ES finansuoja, visur ant kiekvieno kampo stovi po vieną iškabą, kad ES žiūri į ateitį ir investuoja pinigus. Taip, mes norime, kad tų šulinių būtų kuo mažiau, bet šiai dienai dar yra pakankamai daug išlikę. Ir koks gręžinio gylis matome, nuo 80 iki 300 metrų. Koks geriausias gręžinys yra Lietuvoje? Garantuotai, kad visi girdėjote apie tai. Čia gal iš kurio mineralinio vandenį? Tikrai taip. Tai va ten reklama nemeluoja. 30... Ne. 30 tai čia šulinys. 360. Kiek? 360 metrų. Ne. Šalta. 330 yra iš... Kaip? Kilometrų? Nu, jeigu kilometrų, tai čia galime pasakyti 0,08 km. Ne, tai 3 km. Ne šalta. Tai turbūt visi esate gėrę iš Tichės buteliuko, jeigu kas nesate matę Tichės buteliuko, tai nueikite į parduotuvę ir ten pamatysite. Ant užrašas yra 645 metrų. Tai čia irgi nemeluoja, tai yra giliausias gręžinys Lietuvoje, iš kurio imamas mineralinis vanduo. Ne gėrimui skirtas, mineralinis. Tai reiškia, jo negalime gerti pastoviai, nes jisai mineralizuotas ir netinkamas pastoviai, bet tam tikram reikalui po krepšinio arba po vasarą karštą dieną išgerti mineralinio vandens jokių problemų. Tai reiškia 640. Nu ir palyginimui, kokiam gylyje atsiranda nafta. Reiškia, kuo aukščiau vanduo, jisai vanduo geriamas, paskui tampa mineralinis,
o paskui iš vandens pavirsta nafta. Tai kurioje vietoje nafta jisai pavirsta? Visi čia skambėjo laikraščiai kaip skalūnų dujas iš kur ims. Ten, kur skalūnų dujos, ten ir nafta yra, ten jie kartu vien su vienu. Tai nafta Lietuvoje įmama iš 2 km gylio, o Sibire nafta įmama iš 10 km gylio. Kaip ten tą gręžinį padaryti 10 km, aš neturiu supratimo, bet, realybė tokia, kad ten netoli velnio namų jau kažką tai įmame. Dėl to ir juda ta nafta, matai, kuo aukščiau, to geriau. Tai vanduo dabar iš to požemio reikia jį kažkaip tai išgauti, pakelti į žemės paviršių ir kaip jau davė Dievas, taip yra. Žinome, kad vanduo geriausias tirpiklis iš chemijos kurso ir reiškia viskas, kas yra po žeme, vanduo šiek tiek ištirpina. Tai Lietuvoje jau taip Dievas sukūrė, kad problemos yra su tais 4 elementais: geležis, manganas, amonis ir fluoridai Žemaitijoje. Juos kažkodėl tai Dievas nuskriaudė žemaičius, davė dar vieną kažkokį parametrą. Reiškia, fluoridų yra po žeme, geležies yra po žeme, galbūt kada nors išmoksime juos iškasti. Dabar jų yra tiek mažai, kad kol kas neapsimoka iškasti. Ir jie tik daro problemą su geriamuoju vandeniu. Tai tas turbūt pasakymas, kad iš krano bėga rudas vanduo, yra visiems dėtas ir matytas. Tai čia klausimas, kaip jį reikia tai išvalyti. Tai mes čia irgi šitą šiek tiek mokomės, kad paskui išėję studentai galėtų ir suprojektuoti, ir pastatyti, ir įvertinti, kaip tą vandenį reikėtų paruošti. Tai Dievas davė ne taip blogai, 30% nereikia nieko valyti. Tai tiesiog išgavai iš požemio ir tieki vartotojams. Tai puiku, Dievo dovana. Tai turbūt esame girdėję tą faktą, galbūt jūs ir dagyvensite iki to laiko, kad pardavinėsime vandenį kaip naftą ir siūsime atgal arabams mainais. Tai šitas laikas turbūt nėra jau labai toli už kalnų, nes bent jau tokių preliminarių šnekų, pošnekėsių buvo jau, kaip reiškia į tanklaivį, kuris atveža naftą, įpilt vandenį ir atgal įtransportuoti, nes biškai be ryšio gaunasi, atvažiuoja tanklaivį su nafta į Būtingės terminalą, išsikrauna naftą, paskui tuščias važiuoja. Tai jeigu būtų galima sugalvoti, kaip ten įpilti vandens, tai jie su mielu noru tą vandenį atgal prasivežtų ir turbūt būtų neblogi barteriniai mainai. Kadangi dar nesugalvojo, bet jeigu kas nors sugalvos, tai bus Nobelio premija garantuota, galės tikrai parduosime tą vandenį. Kiek mes to vandens turime po žeme? Jo realiai turime maždaug tiek, kad šiai dienai jo sunaudojame nedaugiau kaip 10%. Kaip sakant, 90% vandens galime laisvai parduoti ir jokių problemų nebus. Tai aš sakau tik tiek, kiek šiandien žinome, tiesiog mes daugiau to vandens nebeieškome, nežinome, kad ten ir ten jo yra per akis ir nebėra prasmės jo ieškoti. Bet jeigu atsirastų rinka, kur mes ją galėtume parduoti, tai manau, kad mes dar surastume jo daugiau, ne tik tiek, kiek dabar turime. Tai kitaip sakant, ateities kartoms turime irgi paruošę dovaną, kad kai baigsis nafta ir iš vandens padarys naftą, arba iš vandenį pilsime į benzino baką ir važiuosime, tai tie laikai bus mums tada labai naudingi. Nežinau, ar aš dagyvensiu, bet galbūt jūs ir taip. Kokia tai infrastruktūra yra Lietuvoje su vandentiekiu ir nuotekomis? Tai galime taip pasakyti, kad vien tik Vilniaus mieste mes turime vamzdžius, vien tik vandentiekio, nešnekant apie nuotekų, kurių ilgis yra toksai, kad galime būtų pasiekti Paryžių ir atgal. Tai reiškia, yra daugiau negu 2000 km. Tai viskas yra paslėpta po žeme, beveik nieko nesimato, bet iš esmės tai yra tokia realybė. Investicijos yra didžiulės, ūkis yra didelis ir tai tikrai neatrodo taip, kad čia paspausiu mygtuką ir kažkur tai atsiras jisai. Tai čia tiesiog yra tam tikras skaičius, kiek ten kokių renginių, rezervarų yra. Aišku, tas skaičiai galbūt nieko nesako, daugiausiai sako tas faktas, kad tinklai yra tikrai dideli, o jeigu sudėti visos Lietuvos vandentiekio tinklus, tai dėja, bet gaunasi skaičius, kad praktiškai aplinkui žemės rutulį apeidami su savo komunikacijomis. Vien tik tai su vandeniu ir nuotekomis, o kur dar šiluma, elektra, ryšiai ir visi kiti dalykai. Nuotekos. Tai su vandeniu jau daugiau mažiau aišku, kad esame geriausi pasaulyje ir be jūsų pagalbos tikrai neįsiversime, dėl to norime ir išlikti patys geriausi pasaulyje. Su nuomis kaip atrodome. Tai visą laiką juokiuos, kad tarp geriamojo vandens, švaraus, gražaus ir tarp nuotekų yra vienas sprindis.
tiesioginė prasme sprindį šiuo atveju neperkeltinė. Tai yra iš krano išbėga vanduo, švarus, geras, prausiamės, tik pasiekė dugną, ką bėgi čia. Tik 20 cm, sprindis vienas ir viskas pasikeičia užsinkojom. Tai tokios metamorfozės yra ir kai tas vanduo yra panaudojamas arba paprasčiausiai išleidžiamas, jisai pradeda keliauti toli. Irgi analogiškas komunikacijų skaičius, aišku, pastate tam tikros komunikacijos yra, kai iškriautos arba išvaliuosius čia kažkaip tai dingsta iš to namo ir paskui jo prasideda ilga kelionė iki nuotekų valyklos. Tai reiškia nuotekos, kurios arba naudotas vanduo, kuris išleidžiamas iš šito krano, nuotekų vamzdžiais nuteka iki Gariūnų. Kur yra Gariūnai Vilniuje, tikiuosi įsivaizduojate, tai va to kalno papėdėje yra Vilniaus nuotekų valykla, į kurią suteka visos nuotekos ir iš toliau, ir iš Naujosios Vilnios atiteka iki tenais. Tai reiškia, visos tos komunikacijos jos egzistuoja, jas kažkas suprojektavo, sugalvojo, pastatė, paklojo, eksploatuoja ir prižiūri. Natūralu, kad tai, galima sakyti, kad tai nelabai jau švaru ir gražu ir labai linksma, bet žiūrint į tai pakankamai gerai, nes už tai moka pinigus. Tai sako, kad investavo į nuotekų valymo įrenginius jau 1,5 milijardo, kad mums duotų 1,5 milijardo, tai aišku būtų gerai, nežinotume ką daryti su jais. Su 1,5 milijardo investavę vien tik į nuotekų valymo įrenginius mes realiai padarėme tik pusę darbo. Dar antrą tiek liko padaryti. Tai reiškia, tai vėlgi iššūkis jums, ar jūs darysite ar nedarysite, čia jau kitas klausimas, bet iš esmės tai iššūkis jums, kad jūs galėtumėt kažką daryti. Su paviršiniam nuotekom arba su lietaus vandeniu, kaip sakiau, yra visiškai nearti dirvonai. Toks faktas ganėtinai pasakantis vėlgi pas už save, kad lietaus nuotekos yra purvinos ir jas reikia valyti, tai niekas nebesiginčia. Bet kiek yra valymo įrenginių iki šiol pastatytų Lietuvoje? Tai bent jau Vilniaus miesto faktas daug ką pasako. Vilniuje yra 130 išleistuvų. Tai yra tiesiog skylė ir išteka vamzdis į Neries upę arba Vilnelės upę. 130 išleistuvų, atspėkite, kiek yra valymo įrenginių. Kokį skaičius pirmą sugeneruosim? 30. Kas daugiau duos? Tai kad sakyčiau, kad labai šalta, tai iš viso yra kiek įrenginių? 4. Tai 134 proporcija labai faina gaunasi procentaliai. Tai reiškia, čia yra vieta, kur absoliučiai beveik nieks nedaryta iki šiol. Tai aišku, lygiai taip pat ir su užsikimšimais. Visa infrastruktūra yra beveik nebuvo investuojama ir tik tais dabar naujajam programavimo laikotarpį duos pinigų ir lietų. Tai reiškia, kažkas tai pajudės. Tai kodėl reikėtų stoti arba kodėl reklamuoju šią specialybę? Todėl, kad mes esame monopolistai. Monopolistai ta prasme, kad niekas daugiau Lietuvoje nerašo šios specialybės. Jeigu teisininkus, filosofus ir kitokius ruošia beveik visi, tai vandentvarkos daugiau niekas nerašo. Tai reiškia, jeigu norėtumėt kažkur kitur, sakysite, aš čia VKTU blogai, bet aš seksu vandenį noriu, tai realiai jokių šansų daugiau nėra. Mes esam tik vieninteliai, tai reiškia, iš karto galimybė padvigubėja, jeigu ne patrigubėja kvadratu, kadangi konkurentų mažai, tie, kurie baigia teisę, kiek yra. Vandentvarka baigia daug dėlį 25-20. Tai reiškia, konkurencija yra minimali, o specialybė yra monopolinė, kuri neįtakoja krizės. Galime sakyti, va, čia buvo krizė, vėl krizė vis tiek bus po 5 metų nauja krizė, nu ir kas, vanduo kaip bėgo, taip ir bėga. Tai reiškia, tas pasakymas, kad neturiu darbo, toks neegzistuoja. Tai jeigu išnekėt apie vandentiekio tarnybas, apie eksploatuojančias tarnybas, tai jokių problemų. Reiškia, tai yra monopolinė specialybė, kuri visą laiką beveik turi darbą. Taip, jeigu tie, kurie dirba statybose, jiems šiek tiek striuka tampa, bet tie, kurie dirba eksploatuojančio organizacijai, tiems jokių krizių nėra. Čia ne tik apie vandenį, lygiai tas pats ir elektra, lygiai taip pat ir šildymas, lygiai taip pat ir telekomas. Visi šitie institucijos, jūs turite telefoną, nesvarbu, krizė yra ar nėra. Tai tik tais tiek yra, sakykime, šioks toks psichologinis barjeras, kad reikia stoti į aplinkos apsaugos inžineriją. Tai galbūt dar geriau, nes jeigu paklaus, kur jūs stosite, jeigu pasakysi vandentvarkas, kas čia toks, ar pasakysi aplinkos inžinieriją, tai čia jau kietas, jau tada įstojo aplinkos inžineriją. Tai įstojus aplinkos inžineriją, paskui
Dar turite apsigalvoti arba persigalvoti atvirkščiai. Tie, kurie galvoja, kad norės stoti kažkur tai ir valyti orą, ar ten atliekas, ar tai dar kažką tai, turi galimybės rinktis aplinkos apsaugos technologiją. Tie, kurie sako, kad aš noriu būti administratorium, bet pasirinkimas labai susiaurėja, nes labai to administravimo mažai, tuo labiau jūs žinių negausite tiek pat, kiek ir reikėtų iš tikrųjų vadybos, tai čia šiek tiek komplikuota. Nu ir tada trečias pasirinkimas vandentvarka. Tai reiškia, jūs net ir įstoję turite dar laiko apsispręsti, tai aš manau, kad čia yra tikrai pakankamai puikus dalykas, kai žmogus dar šiek tiek yra abejojantis, bet po 2 metų gali susigaudyti, kas, kaip ir kodėl, ir tada po 2 metų pasirinkti vandentvarką. Arba jos nesirinkti, jeigu jam tikrai tai nelabai patinka. Tai kokie čia balai, gal jums jau ir išporino, bet čia lentelė, kuri egzistuoja. Tai čia aš buvau nustebęs, nes šiandien žiūrėjau tą lentelę, žiūriu čia kiek daug, ko tik norit galite turėti, ir vis tiek galite įstoti. Arba fizika, arba chemija, arba geografija, informacija, fizika, žodžiu, praktiškai, ką be visi mokomėt, vis tiek galėtumėte įstoti. Tai irgi nebloga naujiena. Tai dabar, kur čia jau galima dirbti, jau vardinau. Tai va, kiek kitur dirba žmonių negaliu atsakyti. Žinau tik tiek iš statistikos, kad maždaug apie 7000 darbuotojų yra vandens tiekimo įmonės, tai Vilniaus vandenis, Balbieriškio vandenis, Kauno vandenis ir taip toliau. Tai reiškia vėlgi tokia monopolinė specialybė, kad pabaigus ją, jūs turite galimybę ne tik tais dirbti vandens tiekimo įmonės, statybos organizacijose, galite tose pačiuose senukose. Ne vienas studentas įsidarbinęs į senukus arba į Akropolį arba kur nors Ermitažą sako, vien dėl to gavau darbą, kad pabaigiau tą specialybę ir aišku, prie kasos jisai nedirbo, dirbo vadybininku, nes reikia tas prekes užsakinėti, kokias prekes užsakyti, ar tą žarnelę, ar tą siurblį, ar tą maišyklę, ar tą kažkokią, tai kodėl, tai kažkiek tai bent jau tų žinių gavo universitete, reiškia, jie daug lengviau įsidarbinti ir į prekybinę organizaciją. Be abejonės, kiekvienoje savivaldybėje yra atskiras skyrius, vietinis arba ūkio skyrius, arba kaip jį bepavadinti, kuris atsakingas už šitas visokias paslaugas. Kaip žinia, vanduo, šildymas yra skirta savivaldybių. Kitaip sakant, savivaldybės visiškai kontroliuoja šitą veiklą. Šilumos, karšto vandens, vandens ir nuotekų tvarkymą. Tai reiškia, savivaldybėse be vandens tiekimo įmonės dar yra savivaldybės, kurios kontroliuoja visą šitą veiklą, vėl yra organizacija. Ministerija taip pat, aplinkos ministerijoje yra atskiras skyrius, kad pabrėžti skirtinumą, yra atskiras skyrius, yra atskiras departamentas, vandenų departamentas, kuriame dirba maždaug apie 40 darbuotojų ir natūralu, kad pažiūrėjus internete galima pamatyti, kad visą laiką yra 1-2 vietos vakuojančios, kur galima įsidarbinti. Aplinkos apsaugos agentūros tai tie žmonės, kurie kontroliuoja, tai šiuo atveju visas nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas, tai vėlgi galime būti, vienas draugas baigia ir mokosi ir dirbo iš grupės eksploatuojančių organizacijų, kitas inspekcijai. Nu ir tada reikia su jais susitarti, ar nesusitarti, kaip jie susitarė, kaip blogai išvalo nuotekas. Tai čia aišku būna daug įvairių istorijų įdomių, bet tokia realybė, kad iš vienos grupės galima išeiti ir dirbti visose šitose. Tai čia irgi yra labai didelis privalumas. Visą laiką klausia, kur geriau mokytis, Lietuvoje ar užsienį. Aš tai, mano nuomonė tik tai yra tokia, kad bakalauro vardą reikėtų gauti Lietuvoje. Magistrą, manau, kad yra racionalu išvažiuoti ir pasimokyti ir pasižiūrėti, kaip atrodo gyvenimas iš šonų tenais. Kodėl sakau, kad geriausia bakalauro baigti? Dėl to, kad paklausai visų vyresniųjų, sakys, kad jokio esminio skirtumo nėra bakalauro studijose, ar užsienį, ar Lietuvoje. Bet jeigu jūs planuojate dirbti ir gyventi Lietuvoje, tai yra pats geriausias dalykas. Kodėl? Vienas pavyzdys labai paprastas. Man vakar skambino, sako, aš ten turiu problemą, ten kažkas kažko neleidžia, kažkaip nežinau ką daryti. Aha. Mano grupiokas vienas dirba Vilniaus vandenyse, kitas ministerijoje, trečias dirba Kauno vandenyse, ketvirtas savivaldybėje tokioj, pasiima telefoną ir visus perskambinu. Ta problema kaip jis sprendžia? Tas pasakė taip, tas taip, viskas. Aišku, problemų sprendimas turiu. Dėl to, kad turiu kam paskambinti. Turiu draugų, kurie baigė su manim ir dirba skirtingose institucijose. Aš įsivaizduokit, baigiu vandentvarką Kembridžo universitete, grįžtu ir sakau, aš čia labai kietas Kembridžo, kas tu toks, ką tu pažįsti, žinai standartą Lietuvos, žinai pažįsti, ką nors, nieko nepažįstu, nieko nežinau ir nežinau, ką daryti iš viso. Tai iš karto bankrotas. Tai reiškia, bakalauro studijos Lietuvoje, nesvarbu kur bebūtų, o magistratūrai, kas sugrįžta atgal, visą laiką būtų, manau, kad labai sveika išvažiavus į užsienį.
Nors aišku, kad mokantis ir VGTU ir bet kur kitur galima išvažiuoti pusmečiui, praktiškai beveik 9 mėnesiai gali būti išvažiuoti į užsienį. Dėl ko 9? Dėl to, kad yra tos vadinamosios Erasmus studijos, kurios yra 6 mėnesiai arba 1 semestras. Be jokių problemų išvažiuoja bent jau tie, kurie mokosi VGTU. Ir antra yra praktika 3 mėnesiai, kur irgi taip pat finansuoja viską Europą. Tai reiškia, netgi mokantis bakalauro studijos, jūs galite 9 mėnesius būti išvažiavę į užsienį pagyventi už ES pinigus. Visai fine. Kodėl tuo nepasinaudojus ir tie, kurie nevažiuoja, aš jų visiškai nesuprantu. Aš kai mokiausi važiavau, esu visiškai patenkintas, nes kur geriau galima už kito pinigus pagyventi 9 mėnesius užsienyje. Šalį jūs renkatės patys. Aišku, geriau nevažiuoti kur nors už poliarinio rato, nes labai šalta, bet ir be poliarinio rato Europoje yra ką veikti. Tai kiek investuota jau čia parašyta, 4 milijardai, bet dar, kaip mačiau, yra parašyta 25% gyventojų dar nėra pajungta, pusė nuotekų tik išvalyta, lietaus nuotekos visai netvarkytos. Tai reiškia, per ateinančius metus, jeigu jūs įstosite šiais metais arba kitais metais, tai dar tikrai spėsite įtraukti 20 metų į biudžetą, tai reiškia praktiškai beveik tiek pat Europą duoda kaip ir praėjusiam laikotarpiu, tai reiškia pinigų šitoj vietoj bent jau kol kas nestokojame, kas bus po 20 sunku pasakyti, bet aišku, kad vanduo vis tiek tekės. Tikrai negrįšime į tą laikotarpį, kai buvo žeminės arba kai nereikėjo vandens. Tai jeigu taip grįšime, tada nereikės ir universiteto. Tada viskas gali. Tai, kaip ir sakiau, didelės konkurencijos nėra. Praktiškai 4. kurse kas antras studentas jau yra išgraibstomas, 4. kurse beveik visi jau dirba, o šnekant apie magistrus, tai praktiškai visi dirba. Galite pasiklausti, ieškoti pažįstamų. Dabar iš 12 studentų, kurie mokosi magistratūroje, tik tais 2 nedirba pagal specialybę. 10 dirba ne šiaip kažkur ten kulinarijos parduotuvėje, bet dirba pagal specialybę. Taip kad patys įsivaizduojame, ūkis yra didžiulis, o baigė tik vienam universitetui tik 25 studentai. Tai natūralu, kad konkurencija yra labai maža ir konkurencija įsidarbinti, nes vis tiek, nori nenori, kad net irgi sakytume, kad įsidarbina ir iš kitur, bet vis tiek tos srities specialistų reikia. Ir tikrai nemanau, kad būtų problema su įsidarbinimu. Ir ką, aišku, jūsų klausiau, kiek gausite, o kiek gausime? O ką aš galiu atsakyti? Ašgi negaliu pasakyti, kad jūs baigsite ir garantuoju 5000 litrų, paskui ateisite ir sakysite, kur mano 5000 litrų. Bet galiu tik tiek pasakyti, kad iš mano laidos aš baigiau, grubiai tariant, prieš 15 metų. Tai po 15 metų įdirbio, kas natūralu matyti yra visur, negalima iš karto tapti direktoriais, tai kas antras yra bent jau skyriaus viršininkas, tai tikrai. Tai, reiškia, per 10-15 metų galima pakilti, gal dar ne iki direktorius, bet tas direktorius kartais būna daugiau politizuotas negu realus. Bet skyriaus viršininkas, tam tikros tarnybos viršininkas yra beveik garantuota, kad tiek galima pasiekti. Nu, aišku, reikia šiek tiek įdirbio. Galėčiau pasakyti tiek, kad Vilniaus vandenyse meistro alga yra 3000 litrų. Daug tai ar mažai, kiekvienas galime spręsti pagal save, bet tai, sakykime, alga, kuri garantuota, o hobį, jeigu jūs turite hobį muziką, jūs parėję be abejonės turite laiko tą daryti. Statybose be abejo alga yra didesnė, bet ten vėlgi prasideda rinkos santykiai. Gaunu darbą, negaunu darbą, gaunu projektą, negaunu projektą, krizė atėjo, krizė pasibaigė, statybose statybos darbų rangovai. Aišku, statyba tai yra labai platu, ten va, čia stato namą, tai dar kol kas ten nėra santechnikų, nes ten tik konstrukcijos stato. Bet kai ateis vandentvarkos eilė arba kitų komunikacijų eilė, tai statybose darbų vykdytojas gauna apie 5000, tai tokia realybė. Tai tik tais aišku, kad darbas, supraskime, nėra taip, kad jau visiškai kabinete. Tai va, tiek mano moralizavimo. Arba idėjų, ką norėjau pasakyti, kad būtų suprasta, kas galėtų būti, kai įstosite ir kokie yra šansai įsidarbinti ir kur įsidarbinti ir ką daryti pabaigus vandentvarką.